Sveiki! Neseniai Kazimieras Juraitis sukūrė tokią laidą, kur nagrinėja Biblijos, o konkrečiai Evangelijos vietą, kur trenkia per dešinį skruostą, tetsu kitą. Pirma, pažiūrėkim video, kuriame jūs pamatysite, kaip moteris trenkia per dešinį skruostą. Žiūrėkite tą vietą daug kartų, kol jums ateis supratimas, ką reiškia trenkti per dešinį skruostą. Jigi galėjo per kairį rėžti, bet jau trenkia kažkodėl tai per dešinį. Čia yra specialus įžeidimo būdas, kai paimi pirštinę ir trenki per dešinį skruostą, tai iškvieti į dvikovą. Ta moteris praktiškai iškvietė į dvikovą žmogų. Medžiagoje matosi, kad vyriškio kaukė nedengia nosies. Moteris kažką jam pasako. Jis atsikerta atgal. Atstumas išlaikytas, bet įtampa akivaizdžiai auga. Vietinis. Jo, aš jau stengiuosi. Jis mum ir paaiškino, kad per daug pasinervojo. Todėl taip ir įvyko viskas. Galiausiai pilietė mosteli laikraščiu per žandą. Moteris jam su tuo. Su laikraštuku tik tai Jo. Smūgis daugiau simbolinis, bet vyriškiui suveikia refleksas. Jis ranka net nepataiko, bet kliudo su pirkinių maišeliu ir stipriai užgauna moterį. O tai iškart čia galvą praskėlė. Taigi, kaip matėte, moteris su laikraštuku trenkė vyriškiui per dešinį skruostą. Tas trenkimas, jam netgi raudonas skruostas neliko nuo tokio trenkimo. Čia įžeidimas. Vyras įsižeidė. Ir ką jis padarė? Paėmė su maišu, kuriame buvo butelis, trenkė į galvą. Praktiškai pasikėsinimas nužudyti, aš sakyčiau. Galbūt ir nesąmoningas pasikėsinimas nužudyti. Dabar mes turim 3 reakcijas. Pirma reakcija – krikščioniška. Kai trenkia tau per dešinį skruostą, va šitą moteriškę su laikraštuku per dešinį skruostą, tetsu kairį. Štai ir viskas, tegul su tuo laikraštuku ir per kairį trenkia. Žydiška arba judaistinė praktika sako, kad reikia pasiimti ir laikraštuką ir tai moteriai irgi per skruostą trenkti atgal. O stabmeldiška arba galbūt barbariška tradicija yra, jeigu tave kas nors su laikraštuku per dešinį skruostą trinktelėjo, tu nužudyk jį ir nužudyk dar visą jo šeimą, o jeigu dar gali ir visą giminę. Va šitoks teisingumas yra pas barbarus. O dabar pažiūrėkite video, ką mano apie tai Kazimieras Juraitis. Ten incidentas buvo parduotuvė, TV3 nufilmavo, moteriškė užvažiavo vyrui už tai, kad jisai nusikeikė dėl to, kad jam pastabą davė, jis nosį iškišęs, o tas terbelė taip refleksas suveikė ir ten bubum, žinai, ten. Taip, nedekvačiai visiškai gavosi, ten nieko blogo jis nenorėjo, bet jį nubaudė, o ne ją. Kaip matome, Kazimieras Juraitis, jisai net nežiūrėjo šito video. Gerai, gal ir žiūrėjo, bet nematė. Jisai demonstruoja, kad moteriškė laikraštuku mostelėjo per kairį žandą, ne per dešinį, o tuo tarpu realiai moteriškė, pažiūrėkit, mosteli per dešinį žandą. Aišku, galim sakyti, kad Kazimieras Juraitis nepastebėjo skirtumo, neatkreipė dėmesio, kad jis buvo išsiblaškęs, bet Juraitis prieš tai, jisaigi darė laidą. Laida apie tai, kad iš Evangelijos, kad kai trenkia tau per dešinį skruostą su kairį, jisgi tai laidai turėjo ruoštis, jis ruošės negana to. Jamgi perskaitė net šitas Vilavičius. Netgi pats Vilavičius jam perskaitė tą vietą iš Biblijos, o Juraitis iki šiol jisai nenori pamatyti, kaip yra su to dešiniu skruostu. Įdomu, ar pripažins Kazimieras Juraitis savo klaidas ar ne? O kas liečia areštavimo, nejaugi Kazimieras Juraitis galvoja, kad aš pažeidžiau Jėzaus Kristaus nurodytą įsakymą ir man už tai nieko nebus. Taip, pas mus valstybei šitie valstybiniai veikėjai daro, ką nori ir jiems už tai nieko nėra. Bet kodėl jie daro, ką nori? Jiems bus vėliau, o kol kas jie bando sustabdyti nuodėmės pandemiją. Yra ne koronavirusas, o korona nuodėmė.
Ir ta nuodėmė turi būti sustabdyta, turi būti dedamos kaukės, įvedama komendanto valanda, turi būti visi sukišti į celės. Ir aš kartu su visais būsiu celėje. Ko tik nepadarai, kad žmonės atsiverstų Jėzų Kristų.